Kernavės archeologinė vietovė. Daugiasluoksnis priešistorinių ir ankstyvųjų viduramžių vertybių kompleksas. Ši vietovė – gamtinių procesų ir ilgalaikės žmogaus veiklos palikimas. Ilgamečiai archeologiniai tyrimai rodo, kad pirmieji žmonės čia kūrėsi 9 tūkstantmetyje prieš Kristų. Išlikę nepažeisti priešistorinių gyvenviečių ir kapinynų kultūriniai sluoksniai liudija apie kultūras, gyvavusios šioje vietoje nuo vėlyvojo paleolito iki ankstyvųjų viduramžių. Paskutinio ledynmečio suformuotas reljefas – vaizdingas Neries upės slėnis. Autentiški žmogiškosios veiklos pėdsakai ir 5 piliakalnių gynybinis kompleksas. Tai integralaus istoriškai susiklosčiusio ir mažai pakitusio iki šių dienų kraštovaizdžio pavyzdys. Valstybinį Kernavės kultūrinį rezervatą sudaro rezervato teritorija 194,4 hektaro su joje esančiomis archeologinėmis ir istorinėmis vertybėmis ir muziejinė ekspozicija po atviru dangumi. Ir archeologinės vietovės muziejus, kurio rinkiniuose yra saugoma per 23 000 vienetų radinių, sukauptų ilgamečių tyrimų metu. Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2004 metais įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą. Projektas – Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas. Projekto tikslas – pritaikyti UNESCO pasaulio paveldo objektą Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato teritoriją pažintiniam kultūriniam turizmui ir lankytojų poreikiams. Sudaryti prielaidas intensyviai muziejiniai ir švietėjiškai veiklai, kultūrinių renginių organizavimui, užtikrinant kultūros paveldo vertybių ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugą. Įgyvendinant projektą buvo atlikti šie Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato viešosios turizmo infrastruktūros vystymo ir gerinimo darbai. Atlikta archeologijos paveldo objektų tvarkyba, likviduoti erozijos židiniai ir piliakalnių šlaitų nuošliaužos. Įrengti pažintiniai pėsčiųjų takai ir laiptai į piliakalnius, apžvalgos ir atokvėpio aikštelės, suolai ir vizualinės informacijos stendai, pasodinti medžiai ir krūmai. Sukurta muziejinė ekspozicija po atviru dangumi. Tai yra pagal archeologinių tyrimų medžiagą atkurtas 13–14 amžiaus Kernavės viduramžių miesto fragmentas.
įrengtos 2 archeologinių vertybių rekonstrukcinės ekspozicijos – brūkšniuotosios keramikos kultūros kapinyno, 1 tūkstantmetis prieš Kristų. Ir seniausio Lietuvoje žinomo grįsto kelio fragmento. XIII amžiuje Kernavė tampa feodalinių, amatininkų ir pirklių miestų, su įtvirtintomis kunigaikščių pilimis piliakalniuose, kurie buvo apjungti į vieningą gynybinę sistemą. Iki XIV amžiaus pabaigos Kernavė klestėjo ir buvo vienas svarbiausių besiformuojančios Lietuvos valstybės ekonominių bei politinių centrų, kuris dažnai įvardinamas kaip senosios Lietuvos sostinės vieta. Kultūrologiniu aspektu viduramžių Kernavės palikimas svarbus ir kaip paskutinės Europoje pagoniškos valstybės miestietiškos kultūros pavyzdys. Čia dar labai aiškiai apčiuopiamas panteistinės civilizacijos egzistavimas, tačiau ji jau paveikta krikščioniškųjų tradicijų. Viduramžių paveldo kultūrinis bei religinis sinkretizmas daro Kernavės archeologinę vietovę reikšmingą europiniame kontekste. Įgyvendintas rezervato teritorijos dalinis atribojimas nuo urbanizuotų teritorijų, įrengtas pagrindinis įėjimas į rezervatą su lankytojams skirtų informaciniu centru. Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas ir muziejinės ekspozicijos po atviru dangumi sukūrimas sudarė palankės sąlygas atskleisti Kernavės archeologinės vietovės vertes, geriau tenkinti kultūrinius pasaulio paveldo objekto lankytojų poreikius.